Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola, ponios ir ponai. Džiaugiuosi galėdama šiandien pasveikinti Jūs Lietuvoje vasario 16-ąją, ypatingą dieną, mūsų valstybės atkūrimo dieną. Tai labai svarbus įvykis Lietuvos žmonėms. Ši diena simbolizuoja mums laisvę, atsakomybę ir tikėjimą. Jūsų dalyvavimas šios dienos renginiuose yra mums labai svarbus solidarumo ir pagarbos ženklas. Šiandien su Jumis, gerbiama pirmininkė, miela Roberta, aptarėme klausimus, kurie yra svarbus tiek Lietuvai, tiek visai Europos Sąjungai. Kalbėjomės apie Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį. Mūsų prioritetai - saugumo ir gynybos stiprinimas, visapusiška parama Ukrainai, Europos Sąjungos plėtra, konkurencingumo ir inovacijų skatinimas, demokratinis atsparumas bei socialinis stabilumas. Sieksime, kad Lietuvos pirmininkavimas būtų telkiantis ir orientuotas į konkrečius sprendimus. Tikimės glaudaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu visą šį laikotarpį. Ypatingą dėmesį skyrėme Ukrainos narystės Europos Sąjungoje klausimui. Ukrainos integracija Europos Sąjungoje yra strateginis sprendimas Europos ateičiai ir saugumui. Turime išlaikyti dėrybų tempą ir politinį ryžtą bei pasiekti, jog Ukraina taptų visateisė Europos Sąjungos nare arba dalimi vėliausiai 2030 metais. Taip pat svarbu, kad Ukraina ir Moldova pradėtų judėti narystės keliu kartu. Dėkojame Europos parlamentui už principingą ir nuoseklią paramą Ukrainai. Su Europos parlamento pirmininkė šiandien aptarėme ir hibridinės atakas, su kuriomis Lietuva susiduria ir susiduria su tomis problemomis kitos ES narės. Svarbu, kad mūsų sąjunga liktų vieninga ir nuosekli reaguodama į destabilizuojančius veiksmus. Vertiname Europos parlamento dėmesį ir politinę paramą, stiprinant atsparumą šioms grėsmėms. Dėkoju Jums, Roberta, už neseniai priimtą rezoliuciją šiuo klausimu. Kalbėjomės apie 2028-2034 metų daugiametę finansinę programą. Turime užtikrinti, kad Europos biudžetas atitiktų mūsų ambicijas saugumo, konkurencingumo ir sanglaudos srityse. Rytinė ES siena yra visos sąjungos atsakomybė, todėl tai turi atsispindėti ir finansiniuose sprendimuose susijusiuose su Rytų Europos regionais. Didelį dėmesį skirsime istoriniai atminčiai stiprinti. Totalitarinių režimų aukų memorialas Briuselėje - tai iniciatyva, kurią matome kaip bendrą europinį projektą. Tai pagarba aukoms ir kartu aiški žinia, kad Europa remiasi istorinės patirties suvokimu. Esame dėkingi už Europos parlamento ir asmeninį Jūsų, Roberta, palaikymą šiai iniciatyvai. Šiandienos susitikimas dar kartą patvirtino, kad Lietuva ir Europos parlamentas kartu siekia saugios, vieningos ir stiprios Europos. Ačiū. Dėkojame prezidentė, dabar pasisakyti kviečiame Europos parlamento pirmininkę Roberta Metsola. Thank you very much, dear President. Now said that, dear Gitanas, it's great to be back in Vilnius and to share in the celebrations on this important day for Lithuania. It was a moving moment for me personally and important for the European Parliament to be present. For the European Parliament, Lithuania is a very important partner in the Europe that we are building. A Europe that stands firm and defends its freedom. And you know what is at stake because your country has lived it. And that is why Lithuania and the Baltic states have been at the very forefront of Europe's support for Ukraine, as just mentioned, from the very first day of this war. I've just returned from the Munich Security Conference, where I shared a panel with President Zelensky, and the message there was clear that Ukraine is standing strong and that Europe will continue to stand with Ukraine until there is a just, a real and lasting peace that is based on nothing about Ukraine without Ukraine. Last Wednesday, in fact, the European Parliament approved a new €90 billion loan to Ukraine, which will be signed during a special sitting of the Parliament on the 24th of February, which marks
the date of the Russian invasion. This will reaffirm our commitment to Ukraine and to Ukrainians that are fighting, and to keep up the momentum on their path towards membership of the European Union. Many, in fact, underestimated Ukraine. They underestimated Europe as well. And if anyone thought that this war would weaken us, they were wrong. Everyone is seeing now that Europe is taking responsibility for its own security. We have mobilized 800 billion euros for defense. Member States are spending 5% as a target of GDP on defense. NATO has 2 new members. Now what we did on defense, we must do on competitiveness, and are doing, in fact. President Nauseda and I were together last week also in Belgium at the leaders' informal retreat. There is a clear awareness of what needs to be done and a new sense of urgency. We still think too, I would say, nationally, when we should think more European. We need to move faster. We need to simplify. And we need to create better conditions for investment and for growth. This is why we are very much looking forward, first to the European Council in March, and I have high hopes that we will take the concrete and bold decisions that Europe needs right now. As the President also mentioned, for the upcoming presidency of the Council of the European Union, we very much look forward Lithuania taking over at the helm in order to steer the European Union in the first half of 2027 with the leadership and guidance that we so look for when we look at Lithuania and this brave country. So thank you very much. There is a lot of work ahead, but we are very glad to have Lithuania by our side, dear President, as Europe steps up. Thank you. Dėkojame Europos parlamento pirmininkai. Dabar laikas žiniasklaidos klausimai. Prašom, BNS pirmasis klausimas. Klausimas ponui prezidentui. Prezidente, ar jau Lietuva oficialiai gavo kvietimą į taikos tarybą ir ar planuoja dalyvauti jos posėdėje JAV? Ir kartu, kaip vertinate ES sprendimą dalyvauti tame posėdėje taikos taryboje ne kaip nariai? Tokio oficialaus formalaus kvietimo nesame gavę. Kiek žinome, šitas artimiausias sutikimas bus skirtas Gazos ruožo problemai spręsti. Iš tikrųjų, visada palaikėme ir palaikysime būdą ir pastangas siekti ne tik tai taikos, tvarios taikos, bet ir spręsti humanitarinės problemas, kurios yra tikrai siaubingo lygio šitoje teritorijoje. Kol kas mes dar norime įsitikinti vis dėlto, koks bus ateityje taikos tarybos mandatas, kokio pločio ir gylio klausimai tam bus svarstomi. Ir tikrai šiandien negalėtume pasakyti, kad neprisijungsime kažkuriame tai etape vėliau. Tačiau šitame artimiausiame etape ne. Kalbant apie kitų atskirų valstybių sprendimą tenai dalyvauti, tai be abejo jų yra vidaus politikos reikalas ir jie gali nuspręsti. O ES, aš manau, kad galutinius sprendimus taip pat padarys ateityje, kuomet bus kur kas aiškiau pati vizija taikos tarybos, ten svarstomi klausimai ir tų klausimų aktualumas tiek Lietuvai, tiek ES. Dėkojame. Prašom, BNS. Elta, atsiprašau. Martina Pigelytė, naujienų agentūra Elta. Mano klausimas yra skirtas abiems. Neseniai Europos parlamentas priėmė rezoliuciją susijusią su Lietuvos visuomeniniu transliuotoju. Vėliau dalis Lietuvos Seimo narių išsakė nepasitenkinimą šią rezoliuciją. Tad mano klausimas yra jūsų nuomonė, ar tokia rezoliucija gali būti laikoma kišimusi į Lietuvos vidaus politiką ir kodėl? Thank you for this question. I understand this resolution has been the subject of some discussion. To be clear, this is not about finger-pointing or lecturing. It is about working together to strengthen our democracy. And the resolution serves to create space for constructive discussion and engagement to ensure our principles, freedoms and rights are protected. The resolution followed the standard parliamentary procedure and is fully in line with our treaties. It was supported by 5 different political groups and it was adopted with a clear majority. And to be clear, and in general, Parliament has always been the biggest advocate for media freedom, media independence and freedom of speech.
These are fundamental principles of our union, and we will continue to work together with everybody to strengthen and safeguard them across our union, across all member states. So when this House is concerned, it will speak up. Thanks. Aš manau, kad labai teisingas požiūris, kurį išreiškia Europos parlamento pirmininkė. Iš tikrųjų, Lietuva yra pakankamai aukštai tuose reitinguose, kuriuose yra matuojama žiniasklaidos laisvė. Ir mums tai tikrai yra vertybė, kurią mes norime ir ateityje išsaugoti, nes tai yra vienas iš demokratijos sudėtinių elementų. Aš esu jau nekartą sakęs, kad LRT klausimų sprendimas yra pirmiausia susijęs su tuo, kad norima pagerinti valdymą, kad jisai nesukeltų tokių konfliktinių situacijų, kurias šiuo metu sukelia. Ir kiek man yra žinoma, darbo grupė, kuri dirba šiuo metu Lietuvos parlamente, nebenaudoja buldozerio, dirba visiškai normaliai, dalykiškai ir ieško atsakymų į tuos klausimus, kuriuos aš iškėliau. Tai yra, koks būtų optimalus LRT valdymas, kokias funkcijas ir atsakomybės turėtume deleguoti tarybai, ar yra reikalingumas kurti dar ir valdybą, kaip matote šiuo metu preliminarus atsakymas yra taip. Na ir kokie turėtų būti šių valdymo institucijų santykiai su administracija. Išsprendus šios klausimus ir jeigu ateityje tai leis visai institucijai dirbti gerokai efektyviau, su mažiau konfliktinių situacijų, iš to laimėsime visi. Laimės visuomeninis transliuotojas, laimės žiniasklaidos laisvė ir laimės demokratija apskritai Lietuvoje.